Sveiki tamstos. Panašu, kad turim dar vieną žaidimuką. Tai dėžė didelė. Reiškiasi kažkas gero. Pakuojam. Sauginių šitų įdėta bent kartą. Na, bet pakuotė kaip visada. Visa suvaryta. Na, dar ne taip baisiai kaip anksčiau iš tikrųjų. Buvo pakankamai ir blogesnių vaizdelių. Taigi, turim tokį žaidimą Pie Face. Pakankamai populiarus žaidimas. Dar kažkokį turim lapuką. Parduotuvę įdėjus. Nori, kad 5 žvaigždėm įvertinčiau, nuo jiems tas labai svarbu yra. Čia iš AliExpress užsakinėta beje. Taip, žiūrim, kad turim viduj. Taip. Tokių mes turim čia daiktų daug. Vėlgi turbūt žaidimo kopija netiška. Bet kaip visada gerokai pigiau. Taip, na žiūrim, surinksiu. Kaip čia viskas atrodo. Ruošta. Ir parodysiu, kaip jisai žaidžiamas. Atrodo pakankamai kokybiškai padaryta, viskas kaip ir tvarkoj. Žiūrėsim, ar viskas veikia. Širdelė, nežinau kam. Taip, čia yra. Rodiklėlė. Ir pati ranka. Traukiam. Na va, išsiaiškinom, kaip čia viskas vyksta. Iš esmės viskas labai paprasta, net instrukcijos neprireikia. Pasuksiu taip, aiškiau matysis. Veiksmas vyksta taip. Čia yra pridedama grietinėlė. Žaidėjas stato veidą štai čia ir suka ratuką. Tarkim, iškrito 3. Reiškiasi, žaidėjas pastatė šią veidą. Suka 3 kartus ratuką. 1, 2, 3. Viskas. Jeigu niekas neatsitiko, jisai gauna 3 taškus. Suka sekantis žaidėjas. X dar nežinau, ką reiškia, turbūt sekančių žaidėjai gal perina. Tarkim 2. Jisai suka 2 kartus. 1, 2. Viskas tvarkoj. Vėl sekantis žaidėjas gauna 2 taškus. Dar kartą 2. Žaidėjas suka. 1, 2. Važiuojam toliau. Suka dar kartą. Kitas žaidėjas. 1, 2. Na, pavardė turėtų kažkada šaukti, bet kol kas nešaukti. Gerai. 4. O, žaidėjai papuolė, dabar jau šansų jam nebedaug išgyventi. 1, 2, 3, 4. Na, kažkodėl nebešakinėjau. Opa, jazdau. Na va, ne tą pusę sukau pasirodo. Ir gauna su ta grietinėlė plakta tiesiai į veidą. Tam yra ir kempinėlė, iškart nusivalyti. Ir tada raundas perina kitam žaidėjui, jisai už tą raundą negauna taškų. Ir tada kitas žaidėjas. Žodžiu, toks smagus žaidimukas. Šiek tiek pasiterlioti galima. Ir karts nuo karto iššoka. Tai va,
toks įdomus daikčiukas, toks įdomus žaidimukas. Labai paprastas, bet manau vaikams tai tikrai smagus. Na gal ir tėvam kartu pasiterlioti. Gauti per veidą su gabalo torto. Super. Tai va, toks žaidimukas, tikiuosi patiko. Linkas kaip visą laiką descriptione ir iki greito.